Taigi Krista, telepatė Dovilė Luka. Eterinės hipnozės seansas prasideda. Kada aš esu tokioj erdvėj, tokia kaip, tarsi supranti, stovėčiau kaip salėj kažkokioj, tai bet tas salė perskelta per vidurį, tokį matau, tokia kaip linija, tokia kaip, žinai, kaip būtų sutrūkinėjęs veidrodis, kažkas tokio. Ir kitoj pusėje aš pamačiau labai daug tokių spalvų, tokia kaip mozaika iš stikliukų, žinai. Tokia kaip atplaiša kažkokia tarsi būtų, kaip kažkokia kristalinė erdvė, o aš, supranti, stoviu tarp tų dviejų, žinai, erdvių ir viskas man taip greitai dingo, žinai, ta vizija. Tai norėčiau suprast, apie ką tai. Dabar man vat užkliuvo tas veidrodis, sakei, suskilinėjęs labai. Kodėl jisai ne vientisas, gražus veidrodis, o yra skilimų daug? Kodėl toks tavo simbolis išmestas skilęs veidrodis? Ir tas skilęs veidrodis turėjo daug tokių, žinai, kai įskyla ir matai linijas, ir tos linijos tokios juodos, jos nėra, ta prasme, kad būtų šviesios linijos. O ką tos juodos linijos reiškia, simbolizuoja? Prie ko tos linijos priveda? Nes kažkaip pat tos linijos man tas žodis kažkodėl užkibo. Ar tiesiog Čia programos kažkokios tai ir supranti, man tos linijos kažkaip susiję su mūsų delnų linijom. Aš taip irgi Aš iš pradžių susiejau. su mūsų delnų linijom kažkaip susiję. Kaip mūsų tie delnai, ane, irgi kažkaip tos linijos keičiasi su gyvenimo kitų. Keičiasi programos, keičiasi ir delnų linijos. Taip. Sako, visas irgi nuo vaikystės iki kol suaugi keičiasi raštai. Taip, keičiasi raštai ir aš, pavyzdžiui, atkreipiau dėmesį pastaruoju metu, žiūriu savo delnus ir galvoju, kažkokie jie netokie, žinai, kai buvo, tarkim, prieš metus laiko, prieš porą metų, o dabar visiškai jie kitokie ir jie, supranti, turi daug tokių mažų brūkšnelių, kur prieš metus ir 2 metus tų brūkšnelių tikrai tokių nebuvo. Ir dar, supranti, galvoju, gal čia raukšlės, bet ne, čia ne raukšlės, čia grynai brūkšneliai ir aš bandžiau jas studijuoti, suprast, kodėl pas mane tokie delnai pasidarė, žinai. Bet čia, žinok, yra susiję su mūsų pasąmonė, su telepatija, su tais sapnais, astraliniam kelionėm. Čia visi tie, kiekvienas, supranti, patirtis kažkaip įsirašo. Čia tos linijos byloja apie gyvenimus, kuriuos galėjai gyventi anksčiau, ar ne? O dabar, pavyzdžiui, sakai, atsirado naujų, ar tai tos naujos linijos, ar tai būtų tarsi vartai į ateities kažkokius tai įvykius? Tos linijos naujos, tai yra mano patirtis, kiekviena patirtis, pavyzdžiui, kiekviena astralinė patirtis, ar kad ir einame į hipnozės, ar ne kažkokia, tai vis tiek patirtis. Į ateitį yra kažkaip netgi tokios, kaip mūsų delnai, nėra portalai. Ir netgi galima nuskaityti taip ateitį, bet aš niekada nebandžiau, žinai, žiūrėti, kas bus dėl ateities, net nepagalvojau. Aš daugiau, žinai, fokusavausi į tai, kas dabar, ką jos reiškia man šiuo metu. Bet aš dabar suprantu, kad
pagal tai irgi galima kažkaip nuskaityti, žinai, nes tavo delnų linijos parodo kryptį. Čia kaip sielos kompasas, galėčiau pasakyti, Mhm. kur tu gali patobulėti, ką tu dar gali padaryt. Čia tokie kaip netgi delnų linijos yra kaip pranašai. Niekada nesusimąsčiau apie tai, kaip Mhm. pranašai, tarkim, žinai, dabar man netgi meta tokį vaizdą, kaip yra bėgi traukinio, ane, Aha. ir tau rodo skirtingus kelius ir daug possibilities, tokių kaip daug galimybių. Ir žiūrint, kokį tu bėgio liniją pasirinksi, ir tada, kai tu pasirenki tam tikrą gyvenimo kažkokį tai etapą, kažką tu darai, kažkaip ta linija labai išryškėja priklausomai nuo tavo pasirinkimų. Toks kaip Mhm. įspūdas gaunasi ir tada, kodėl sakoma, kad delnų linijos susiję su smegenim, ane? Jo, vingiai smegenų. Su O vingis. dabar Vieni kitus kažkaip jie papildo, delnai ir smegenų vingiai. mhm. O dabar vat paminėjai smegenis ir vat su pirštais, ar ne, jau čia susiję. Tai tos, pavyzdžiui, kai būna mudros sudėjimas, tam Mhm. tikras sudėjimas pirštų, na, tarkim, su nykščiu smilių, o taip laikai, ar tam abiejų rankų tiesiog pirštų galiukus sulieti. Net kartais, vat, gal pastebėjai, kai būna netgi didieji vadovai, prezidentai ar dar kokios jau visuomenėse žmonės daro pranešimus per televiziją ir gal atkreipiai dėmesį, kad jie irgi būna sudeda pirštus, pavyzdžiui, abiejų rankų sujungia nykščius ir smilius arba dar kokią nors vat mudrą padaro ir jie kalba prieš auditoriją plačią. Taip, taip. Aš pastebėjau, kad kartais mes patys irgi padarom, Mhm. net negalvodami kažkokią tai mudrą. Ir taip čia yra kaip jų, žinai, gali Kažkokia būti ir maginis mhm. kažkoks tai dalykas, bet gali būti ir koncentracija, tarkim, jeigu tu kalbi, žinai, Mhm. tai gali, žinai, būti Padeda susikoncentruoti. susibalansuoti, susikoncentruoti. Dabar, o galima, pavyzdžiui, darant pratimus, nes tų mudrų, tų sudėjimų pirštų ir mankštų specialių yra labai daug. Ar, pavyzdžiui, užsiimant, nu, tarkim, imam neilgą tarpą savaitę, darant vien tokius, ant kiek galim suaktyvinti smegenis, ar tai padėtų tam protiniam darbui, ar aktyvuoti, labiau išlavinti, tarkim, minčių dėstymą, netgi kalbėjimą vaikam, pavyzdžiui, ar paaugliam, kuriems sunkiau tarti kažkokį žodį, ar tiesiog su mokslo dalykais palengvintų mąstymą greitesnį. Žinoma, man rodo, kad yra labai smarkus poveikis. Mhm. Aktyvuojasi kažkas, nes mūsų tie pirštų galiukai turi nervus, kažkokius tai. Čia kaip nervinės jungtys vos ne kažkokios tai per eterį, ar ne, gautųsi per nervinės nervų galūnėles Mhm. pirštų galuose, kur Jo, man daug tokių, žinok, rodo, linijų, mhm. tokių kaip spinduliukai netgi, žinai, kaip, tarp pirštų ir Kaip smegenų elektra eitų. susijungia, kaip elektra, aha, grynai tokie kaip impulsai. Mhm. O ar tai būtų šita praktika daroma su pirštais ar ne, ar tai būtų prevencija kam nors atminties problemoms spręsti? Žinoma, Nes daug būna su atmintim problemų, alzhaimeriai ir panašiai, tai žmonėm reiškias labai naudinga šitą atlikti labai, dalyką. taip. O
O kaip vat, pavyzdžiui, su dvasiniais dalykais, treniruojant, ar tai padėtų telepatiniams dalykams irgi Žinoma, atsiverti? viskam aplamai, jo, viskam ir telepatiniam, ir saviraiškai, visame kame aprėpiama, Mhm. organų veiklai, sistemai. Tik aišku, imk ir daryk, ane? Aha, jo, Bet jeigu nes į iš dieną, tikrųjų žinai, rasti ten, tarkim, 10-15 minučių labai daug padėtų. mhm, nes vis tiek delnai, vat, pirštai, delnai, padai, tai čia tiek aktyvių taškų yra, irgi atitinka kiekvienas taškas tam tikrus organus. Mhm, Tai čia gaunasi, čia galbūt, jeigu žiūrint iš eterinės, iš tos energetinės pusės, pas mus irgi yra tų daug meridianų, taip. eina tie energetiniai, tai čia gal kaip tu matai, padėliojant pirštus įvairiai, darant mudras, tie meridianai galbūt jie būna slope, kokie nelabai gyvybingi, ar tai išjudina juos? Aha, man rodo tokį aktyvavimą. Aktyvacija gaunasi, ar ne? Aktyvacija vyksta tokios kaip energijos, pulsavimą tiesiog tokį, žinai, kaip būtų elektros laideliai, tokie kaip matau šviesytės, lakstančios, žinai, po visus tuos kaip tuneliukus, žinai. Mhm. Tie meridianai tokie kaip tuneliukai ir tos kibirkštėlės tiesiog varinėjančios. Ir žinai, ką man dar parodė? Ausis. Ausis, ar ne? Nes ausys irgi, Aha. kiek žinau, labai labai turi ten daug taškų, sako, jas reikia trint, masažuot, patampyt, visai Mhm. suaktyvinti. Geras. Kažkaip niekada nebūčiau pagalvojus. Nu, žinau, kad čia yra jautri, nes, pavyzdžiui, kad ir auskarus, ane, Mhm. kai nešioji, ten yra irgi taškai, tipo, kurią vietą geriau pradurti. Anksčiau žiūrėdavo, žinai, ten Mhm. jeigu ten, tai čia tipo jau geriau regėjimui, ten kažkaip pagal tos taškus, žinai. Jo, nes man irgi va šita tema visą laiką rūpėjo irgi apie ausis ir auskarus. Mhm. Tai, bet irgi anksčiau sakydavo akių regėjimui pagerinti ir panašiai, bet jeigu, tarkim, gerai, pataikai tą tašką, kurį reikia ir ar iš tikrųjų tada pagerėja tas regėjimas? Jeigu nu, iš eterinės pusės, kaip matytum, ar turi Man įtaką? tai kažkaip rodo, tas pradūrimas, tai kažkaip ne. Bet jeigu tu ten kažkaip stimuliuoji ten kažkokius tai Mhm. taškelius, tai taip. O šiaip vat, kad pradūrė ir skylės kažkaip ne, čia daugiau dėl, tarkim, kažkokio tai grožio, ne tie auskarai. Ir iš tikrųjų Tai dabar, ar tu turi auskariukus, tu esi prasivėrus ausis? prasivėrė, dabar neįsidėjus, bet aš nešioju jo. Čia aš pamečiau, tai Aha. dabar auskarų vaikštau. Va, iš tikrųjų man įdomu, žinai, kaip veikia, vat kaip mes vat prasiduriam tos auskarus, ane, Mhm. kas vyksta, aš niekada nebuvau pasidomėjus, kas vyksta, ne, kažkaip. Gerai, pasirink kokį nors žmogų ir pažiūrim. Nu, save, tarkim. Jo. Ir Mhm. nueik į tą momentą, kai tau dūrė skylutės ausyse. Žiūrėk, kas vyksta eterinėje erdvėje. Ar tai gaunasi koks nors pažeidimas auros tavo apsauginio lauko, ar tai kaip tik tas įvėrimas. Žinai, rodo kažkoks tarsi ir yra kažkoks pažymėjimas, ane? Mhm. Em, bet tas dalykas atsiperka, kai tu pradedi nešioti auskarus, tarkim, ane, bet man iš tikrųjų ausys gijo ilgai ir man pūliavo. Mhm. O čia gal kaip savo, tas, vat, pavyzdžiui, vieniem labai greit užgyja, kitiem pūliuoja. Ar tai čia gaunasi kažkoks savotiškas atmetimas to, pasipriešinimas kūno prieš pažeidimą? Žinok, taip, man atrodo, taip. Ne tai, kad kažkokia infekcija ar ten gyja Mhm. kažkaip, bet pats kūnas tam. Bando atmesti, kovoti iš pradžių su tuo. Jo, aplamai, aš supranti, kai dabar žiūriu visas skylutes, kurias esu pasidarius, kad ir, pavyzdžiui, bamba, ne, irgi man ilgai gijo. Dabar, aišku, jinai susitraukė, nes aš nebenešioju jokių auskarėlių, žinai. Aha. Tai kažkaip vieniems
kūnams kažkaip jie adaptuojasi energetiškai, kažkaip greitai išgyja, o kiti kūnai jau kažkaip sudėtingiau, sunkiau. O dabar atsakei, vat tik tuo momentu, kol praduri, ane, čia vat būna ta arba kūnas biškį priešinasi, papūliuoja, ten po to užgyja ir sakai pasikeičia, kai įsiveri į auskariukus. Ir dabar, kai pradedi nešioti auskarus, taip pat eterinės pusės žiūrint, vis tiek auskaras, tai jis atkreipia dėmesį į kažką. Tai yra, pavyzdžiui, kaip gaunasi apsauga, kad nukreipimas žvilgsnio kažkieno dėmesio į tą blizgantį auskariuką. Ir tave galbūt nu, visokių akių, kai būna, sako, ar ne, yra žiūri žmogus. Vieni geranoriškai, kitas gal, sako, ta bloga akis ar kažkas panašaus. Ir tiesiog tas auskaras kaip apsauga gaunasi, nukreipia dėmesį. Ar nes vis tiek. Įdomiai čia pasakei, nes iš tikrųjų mums nereikia ten, tarkim, kažkokių tai auskariukų, kad mes galėtumėm save apsaugoti, bet jeigu jau turim mes tas skylutes, mes aišku užpildom auskarais Mhm, ir tą auskarą kiekvieną, tarkim, galim mes pakraut savo intenciją. Ir aišku, kiekvienas metalas turi savo kažkokias tai, kaip ir varis, ane, ar žalvaris, mhm, jis turi savo savybės. kažkokias tai savybes, kaip ir žiedai nešiojami ant pirštų. O vat, pavyzdžiui, užsidedi auskarą su Mhm. brangakmeniu, kaip būna pusbrangiai akmenys, ar ne? Ametisto ar dar kokių ten būna akmenukų tų energijų energetiškai gerų, sakykim taip. Mhm. Mhm. Ir kaip, tarkim, paveikia žmogaus apsauginį lauką. Ar ten vat vis tiek ausis arčiau gerklės yra, ar ne kaklo, o tiesiog ties nu, galva, ta visa sritis galvos. Kaip paveikia tuos organus. Jie vis tiek duoda savo energetinį tą atspindį aukštą, ane, jeigu, pavyzdžiui, nu, kaip čia kaip pavyzdį ametistas, tarkim, ar kalnų krikštolas. Jo, kažkaip dabar aš kaip pavyzdžiui skanuoju eterinį kūną ir matau tuos auskariukus, Mhm, tai jo, jisai išvibruoja savo kažkokį tai lauką, tikrai turi kažkokias, va, matau spindulius. Ir jeigu tu dar turi tą ryšį, tai iš viso labai stipriai kažkaip tais paveikia visą tavo aurą aplamai. O jeigu tu dar, žinai, daugiau papuošalų turi, pakabukas irgi su pakabukas ar ten akmenuku, jo pakabutis ant kaklo, ar ten apyrankę. tarkim apyrankė, aha, tai kažkaip labai 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 e, sustiprina tą visą lauką. Ne veltui Mhm. nešiojami iš tikrųjų tie papuošalai. Nes ir pažiūrėk, tie gentys visos nu, šamanai ir Afrikoje jie tiek apsikarsto visokiais atributikom, Mhm. save apsipuošia. Tai jau čia nuo senų senų laikų visi šitie papuošimai eina, tai ne veltui turbūt jie puošiasi. Taip. Aha. Aišku, ir statusą parodo iš vienos pusės, bet ir vis tiek kuo statusas aukštesnis kaip genties vado ar šamano, tai jie vis tiek turi šiaip sau neužsideda, jie turi įtaką tam Taip, tikrą energetinę. taip. Ir jie nešioja, supranti, tokias kaip man kažkaip bambukai eina iš bambukų. Kodėl bambukai? Kažkokius bambukinius papuošalus matau. Kažkaip Mhm. kažkas susiję su žeme, įsižeminimu. Kažkaip matau tokias kaip, žinai, tokias kaip apyrankės, tokias iš bambukų padarytos ant kojų. Mhm. Čia gal šamanai? Ant rankų, ant kaklo. Bambukas vis tiek ypatingas augalas, jis labai greitai augantis, gyvybingas, nešantis augimą gal. Tokį kaip įsižeminimą ir apsaugą duoda. Mhm. Bet čia grynai kažkaip man kažkokį šamaną rodo. Aha. Mhm. O
kaip čia viskas susiję. Jo. Arba, pavyzdžiui, kad ir tie patys karaliai, ane, Mhm. nešioja ten tas karūnas, Nu jo, nes karūnos būdavo brangakmeniai ir jie gana dideli ir stiprūs brangakmeniai, kaip rubinai, safyrai. Jie labai sustiprindavo galią, vien užsidėjus įtaką tokią stipresnę darydavo valdant. mhm. Man kažkaip dabar rodos, supranti, į plaukus kažkaip reikėtų aš, pavyzdžiui, pas mane ilgi plaukai, bet nieko neturiu, kas susiję būtų su kristalu. Tarkim, pas mane yra ten, tokie, žinai, ar segtukai tokie papuošimai, žinai, tokie Mhm. paprastesni, bet, kad būtent iš kristalo vat kažką tokio įsigyt. O, Nu, ne, aš žinok, tikrai neturiu krištolinių plaukams papuošalų, tikrai neturiu. aš nebent pasidaryt prisiklijuot kokius smulkius kristaliukų gabaliukus prie segtuko pačiam savadarbius pasidaryt. O Aš dabar tai kaip kažkaip tokia kaip, neturiu to kruopštumo, žinok. Man geriau kažkas padarytų. nu va kažkam biznio biznio planas. O Mhm. dabar kai pagalvojau, vat į plaukus sakai įsisegt, bet anksčiau nešiodavo moterys iš žalvario, vario, e, tos sagės pasidarė plaukuose. Tai Mhm. čia irgi labai veiksmingas nu, apsaugos dalykas, skaityt galima. O taip. Bet iš tikrųjų, aš dabar, pavyzdžiui, kiek pasižiūriu, aš tikrai nematau, kad kažkas puoštus plaukus, nu, taip iš aplinkinių, kažkokiais tokiais vat, Dabar gal mados dalykas, nes aš irgi, vat, mes kažkada su draugais irgi kalbėjom, sako, ar tu pastebėjai, sako, kad mažai kas susirišę plaukus dabar vaikšto, daugiausia palaidais. Arba su mhm. kokia, kaip ten juokiai sako, vielos, paima tos laido, jeigu mytės plaukų būna tokia, žinai, iš Taip. laidelio. Aha, jo, Tai vat žinau. arba tokiais kažko paprastai labai, nes anksčiau tai būdavo, oi, kažkokį gražų segtuką, to įsisegi ten dar kažką dar iš vaikystės prisimenu, o dabar kažkaip, ar čia mados dalykas, ar kaip, bet nelabai kažką deda į plaukus. Jo, teisingai, aš irgi galvoju, arba palaidė, arba į gumutę susiriši, Mhm. žinai, žmonės dabar Toks tokie paprasti, jie paprastai. laksto, bėga, darbai, čia vaikai, čia tas anas, kur tu čia tau sakė, žinai. Nepatogu, galvą spaudžia, kažką reikėtų tokio, supranti, sugalvot, sukurt, kažkas, kas būtų labai paprasta, kad Mhm. neapkrauti, žinai, bet tuo pačiu papuoštų Subtilu, tuos, nu, ir jo, subtilu. subtilu ir Kažkaip gražu žmonės ir veiksminga. nebesipuošia. Bet aš kalbu apie save, iš tikrųjų man tokią mintį pakišo, kad laikas kažkaip, atrasti tą va tokį, žinai, kontrastą, nes padėtų netgi ir karūnos, kažkaip subalansuotų pačią tą Mhm. energiją, tos, kažkaip netgi su atmintim rodo. Tas energijos srautas, kad iš kosmoso lengviau Mhm. ateitų į žmogų. Ateitų, taip, nes žinai, kai dabar užeina, pavyzdžiui, tie smegenų nu, kartais būna, ne, kaip kažkaip jauti Smegenų rūkas, ne? aha, rūkelį Mhm. tokį. Tai va, man ir rodo, kad būtent tie papuošalai, būtent iš tikro to kristalo ar, kaip sakant, žalvaris ar varis kažkaip labai tave apsaugotų. Ir žinai, čia mama vat man padarė tokią, sako, tau karūną, nu, mes juokėmės, žinai, Mhm, nu, ten tokį iš vario nusipirko, ten Litagroje, ir kur buvo tokia vario juosta, mhm. tai tą juostą dar su varine viela susijungia ir taip ant galvos užsideda. Žinok, palengvėja galvai, šviesiau kažkaip O, pasidaro. Retkarčiais, taip, žinai, namo būdavo grįžtų iš darbo, nu, žinai, kai būna išvargsti ir tas triukšmas miestas, žinai, kol transportas, kol grįžti, pavargęs užsidedi ir kokiam pusvalandžiui ir atrodo šiek tiek šviesiau pasidaro net oho, akyse, taip, nu, kaip smagiau. mhm. Man Gal žinai ką, prieš akis stovi lankelis. jo, lankai kaip lankelį, vat kažką tokį, bet iš vario. Jo, kokia gera idėja, o papa. Aš žinok, jau senai pamiršau va tokius dalykus kaip lankeliai, dar Mhm. kokie dalykai.
Jo, kažkaip reikia susigalvot, ar kai būna lankeliai aptilgti kažkokia medžiaga, tai kaip nors sugalvot vielutę prakišti, ten kaip nors padaryt ar priklijuot vielos varinės ir užsidėt, ir tada nesimatytų, kad ten yra ta viela ar Mhm. juostelė iš vario. Gražiai atrodytų plaukai su lankeliu. Mhm. Na, čia reikia kūrybą įsijungt ir sugalvot kažką ir tikrai padėtų. Va čia geras iš tikrųjų. Aha. Reikės paieškot Vat idėjų. mhm. Mhm. O dabar vat aš vat gali pažiūrėt, vat pavyzdžiui, aš vat užsidedu tą dabar aš mintis va suprojektuoju, aš kai užsidedu tą vario, nu, tą savo kabutėse karūną ir kas vyksta tuomet? Ar jinai sukuria tą apsauginį lauką nuo to, e, nuo tų žalingų bangų ar kažko neprileidžia? Kodėl tuo momentu pagerėja? Kas įvyksta? Ar energija tiesiog kažkaip pradeda cirkuliuot labiau toj vietoj? Man rodo, žinai, tokia kaip, kai užsidedi tą varinį, pavyzdžiui, lankelį, Mhm, kažkaip atrodo, kad prasideda tokia kaip pulsacija, mhm, grynai pulsavimas ir susijęs su karūnos čakra. Ir tada kažkaip lengviau netgi susisiekti su pačiu tuo kosmosu, ta visata, susijungimas toks, kaip kaip čia dabar pasakius, kaip tu kaip ne tai, kad tiltas atveri visokiose. portalą, nu jo, kaip tiltas, galima taip pasakyt, kaip tiltas, ane, bet jisai toks Mhm, stipresnis ir tokia, energija taip bum, žinai, tokia kaip atrodo šautų tave. aha, Ir toks kaip, tada mažiau kažkaip tų blokų, e, toks tiesioginis galbūt energijų toks srautas eina grynai energijos, kaip pavyzdžiui vario ar žalvario, mhm, e, tas laukas ane susipina su tavo lauku ir jis pravalo tuo pačiu, jisai kaip veikia kaip filtravimo sistema tokia, žinai, kaip aha, išfiltruoja tas, kas negatyvu, žinai, kas vis tiek mes esam, kad esam, turim kažkur, kažkaip man atrodo, vat kaip yra spinduliuotė, ane, ir kai kur mhm, spinduliai yra labai N jie nužemėja, jie nekyla tie spinduliai, kažkaip atrodo, kad yra nu, tarsi spindulys yra, bet jis yra, e, nešauna taip smarkiai į viršų. mhm, Ir tas lankelis kažkaip padeda netgi, pastiprina tą tavo lauką ir kažkaip susidaro tokia stipri pastiprina daug greičiau ir tas susisiekimas su pačiu tuo kosmosu, su visatom yra ganėtinai stipresnis. aha, įdomu. O dabar, Mhm. pavyzdžiui, ištisai nešioti, ar tai gerai, ar reikia daryt pertraukas? Aišku, nakčiai nusiimi, tarkim, lankelį ar kažką, bet šiaip jeigu visą dieną nešiot, ar geriau trumpesniais tokiais intervalais Čia dėvėti? kažkaip pagal patį žmogų, kaip jis jaučias. Kaip jauti, ane? Jo, ar man per daug, ar žinai, nes man rodo, kad gali, tarkim, svaigti galva, ane, nes Mhm, kažkaip gali būti per stiprus poveikis, tarkim, gali ten kitus gal ir papykinti, žinai. aha. Gal per Ir stiprus energijos tas pliūpsnis ir šiek tiek, pasijaučia žmogus, nu, kaip įpratęs, tarkim, prie vienokių energijų ir staiga gauna pliūpsnį taip. daugiau energijos, tada Mhm. gali šiek tiek ir galva apsvaigt. Jo, jo. Nes pavyzdžiui, nu jo, čia sakau, pats žmogus turi išjausti, kiek jam reikia. Čia kaip terapija man irgi rodo, žinai, kažkaip plečiasi ta karūnos čakra, Mhm, stimuliuoja, žinai. aha. Mhm. Bet Bet, aišku, gali įsivaizduoti ir tą varinę, pavyzdžiui, energiją, ne? mhm, Ir išjausti ją, jinai taip pat yra vertinga.
bet kadangi mes esam ant fiziniam pasauly, Tai mums kaip norint tarkim palengvinimas. jo, čia toks kaip stimulas, palengvinimas, nes kiekvienas, daiktas turi savo kažkokią tai energiją. Mhm. Tai jo, čia galima balansuoti, žinai. Mhm. Mhm. Labai įdomu. Taip. Aš tai dar norėčiau grįžti prie delnų šiek tiek. Mhm. O pavyzdžiui, ar kaip tu matai, ar kad tavo, pavyzdžiui, delnų linijos, tai tarsi istorija, kurią parašei dar prieš gimimą. Mhm. Tai Taip, tarsi teisingai. kaip planas toksai tavo gyvenimo žemėlapis, aišku, įsigalim. O, pavyzdžiui, anksčiau esu girdėjusi irgi, kad kiti bando pakoreguoti savo likimą, įpjaudami ir padarydami kaip randą toj vietoj. Ar tai tikrai pasikoreguoja? Na, kitą kartą Aha. būna ir žmonės netyčia pasidaro, nu, susižaloja ranką, ar avarija, ar dar kažkas, nu, kažkoks įvykis. Ir lieka randai ir va šitam momente irgi pasikeičia likimas. Gerai, sugrįšiu aš prie to ir dabar, kai tu pasakei, kad nuo pat gimimo mūsų yra delnuose įrašytas tas, nu, kažkokia tai kaip likimas, bet mes tą likimą galim koreguoti, keisti. Ir pavyzdžiui, kaip man čia buvo įdomu, žinai, aš kaip žiūrėjau savo delną ir žiūrėjau savo berniuką ir savo mergaitės. Ir atrodo, pavyzdžiui, pas mane ten tų daug brūkšnelių, o pas mano vaiką tik tais keletą tokių, žinai, ryškių linijyčių. Mhm. Ir po to pasižiūrėjau mergaitės Viktorijos, pas ją irgi buvo brūkšnelių. Tai kaip kiekvienas ane turi skirtingas delnų linijas ir aš ten dariau analizę, žinai, bet vaikas, matai, pas juos atrodo viskas dar švaru, žinai, Mhm. ir po kiek laiko tu pasižiūri, kad tos linijos keičiasi. Tai čia irgi tarsi tu atėjai kaip švarus lapas, ane, ir priklauso nuo tavęs, kaip tu įrašysi savo likimą. Ir žodžiu, kad daug kas dar keisis, ane, tu kažkaip, kad ir dabar aš žiūrėdama į savo delnų linijas, pasižiūrėsiu, tarkim, po metų ir vėl viskas bus kitaip. Tai čia reikia atkreipti dėmesį, kad tos linijos kitaip keičiasi. O dabar ta praktika, ne, aš irgi esu girdėjusi, kai tu, kaip pavyzdžiui, kad patys tie magai, ane, įsibrėžia ir bando pakeisti ten ar likimą, ar širdies ten, tarkim, nori įvykį pakeisti, jeigu ten kažkokia skaudi meilė ar dar kažkas. Ir dabar avarijos vėlgi, man atrodo, tai eina kaip skirtingi laukai, skirtinga informacija. Kai tu darai sąmoningai, bet žiūrint ir kaip tu darai, kaip su savo intencija ir žiūrint, kaip tu darai, ar tu darai būtent su, pavyzdžiui, yra kažkoks, man rodo, rašalas, kažkaip su rašalu tu gali kažkaip ten daryti, o jeigu tu brėži ir tu darai jau su pjūviais, ane, kai tau ten kraujuoja, tai čia yra man kažkaip jau tu pasidarai kažkokius kontraktus, nes tai Kaip tarsi magija jau čia kaip gaunasi. magija, aha, nes tu pažeidi jau tą savo natūralų, tarkim, gyvenimo liniją kažkaip, ane, ar širdies liniją, tu jau supranti, darai tai kaip brutaliu būdu, žinai. Ir čia jau man iš karto rodo tokius kaip kontraktų pajungimai, nes tu žaloji savo fizinį kūną. Tai nėra geras dalykas, nebent tu supranti tada kažkaip su rašalu. Anksčiau tai magai taip darydavo, iš tikrųjų dabar mes galime daryti minčių galia, minčių įtaka, nebūtina tau ten brėžtis kažką, ne, kad tu galėtum pakeisti. O kai jau avarijos vyksta ir tu susižeidi ir tau ten kažkur linijose kažkas, tai čia jau yra pažymėta, tarkim, kaip trauma kažkokia tai. Aha. Ir pačią tą vat Bet kažkaip žiūrėk, žaizdą gali išgydyti.
Mhm. Mhm. Sakyk, Jo, sakyk. žaizda išgis, bet jeigu tas randas lieka, tai čia gaunasi gal kažkoks, nu, čia galbūt irgi yra įrašyta į tą tavo laiko liniją, kad įvyks toks variantas. Arba Mhm. gali būti įsikišimas iš, tarkim, tų kitų esybių iš aukščiau, kad ta Taip. avarija ir kažkokį tai pasuk kitų kampu tavo gyvenimo likimą. Mhm. Nes žiūrėk, delnai irgi kaip portalai, ane, ir Mhm. linijos yra mūsų, kaip ir sakai, paraleliniai pasauliai, laiko lūžiai, kažkokios tai traumos ir taip toliau. Ir kodėl dabar vėlgi man eina į tas smegenis, ane, į mūsų tos, kad mes kažkaip patys galime pakeisti tos randus, Mhm. galime kažkaip išgydyti juos per darbą su savim, per transformaciją, nes kartais, pavyzdžiui, tu jauti, kad linijos keičiasi, ane? Taip, aš ir pati Ir matau, kaip buvo vienaip, dabar kitaip. jo, aš irgi tą pastebėjau. Tai čia grynai yra per tavo minčių galią, per tavo, supranti, transformaciją, tu tas linijas gali keisti, tų randų gali nelikti, žinai, Mhm. nes tu pats keiti savo likimo linijas. O čia kaip būna žvaigždutės susidaro tokios iš raukšnių tų linijų. Mhm. Ką jos simbolizuoja, būtent tos žvaigždelės? Pavyzdžiui, žiūrint iš savo, ane, kaip aš tau prieš tai siunčiau, Mhm. kad kairėj pusėj grynai matosi tokia kaip pentagrama jau ir iš dešinės pusės matau, kad formuojasi. Mhm. Ir yra žvaigždutės. Žvaigždutės tai čia kažkaip yra susiję su kosmosu, o pentagrama tai yra jau su maginiam žiniom. Tai vadinasi, jeigu aš žiūriu iš kairės rankos, tai kairė tai yra, ką tu atsinešei į šį gyvenimą, kokios tavo yra dovanos, ir dešinė pusė, ką aš šiuo metu darau. Ta prasme, Mhm. atsispindi mano, ta prasme, ateitis ir dabartis, ane? Oi, atsiprašau, praeitis ir dabartis. Bet Mhm. kai tu sujungi tą praeitį ir dabartį, yra present moment, yra dabartis. Čia ir dabar. Čia ir Mhm. dabar. Ir kažkaip tas linijas, tos delnus, ane, dabar kažkaip reikia juos sudėti. Žinai, tą pozą, tas kai padarai dėkingumo tą pozą tokią, Mhm. delnus, kai sudėti. Aha. Čia, Kai žinok, labai meldžiasi yra žmonės stipru panašiai iš taip tikrųjų. Jo. Tai kai tu laikai va būtent šitaip, tuos delnus, tau padeda kažkaip tie delnų ta energija, tie srautai būti čia ir dabar tam momente. Kažkaip labai čia ta mudra, pati ta mudra kažkokia labai įspūdinga. Bet būtent ne tiek kaip trikampį, tu ten tos trikampius darai visokius, bet Ne, būtent suglaust suglauti. delnus. Čia tada tu esi tam momente čia ir dabar. O Toks dar kaip va, netgi su kosmosu, toksai kaip susijungimas. Aha. bet aš vis matydavau, išmeta tokius straipsniukus, bet aš taip niekad ir neperskaičiau. Sako, jeigu turi M raidę ant delno, tai ten kažkoks ypatingas ženklas, bet tą M raidę turi labai daug žmonių, kiek pasižiūrėjau. Mes visi ypatingi. Nu, jo. Bet tai, o Aha, iš aš kažką etatinės esu pusės, ar kažkas girdėjus. išryškėja? Bet aš Aš niekad esu girdėjus. nepaskaičiau, ką ten rašo, net nežinau, nes pasižiūriu, pas mane tai ant abiejų rankų jinai yra. Mhm. Ar kažkas išryškėja iš eteriniais erdvės, ar tiesiog čia kiekvieno irgi tiesiog individualiai dar žiūrint, kaip jinai išsidėlioja. Individualiai manau, kad čia, žinai, nes vieniems gal per pačią delno vidurį, kitiem ten, tarkim, kažkur šone. Mhm. Čia kiekvienam kažkaip individualiai ta M raidė. Dar reikia žiūrėti su aplinkinėm irgi linijom, dar kaip susijungia, kaip susidėlioja. Taip, nes yra tie, žinai, kalneliai, ten Saturnas, Marsas, Mhm. Jupiteris, Venera, va pagal tuos visus reik žiūrėt, žinai. Nes O dar visiem kažkaip skirtingai.
Dar vat žiūrėk, dabar mes daugiausia kalbam apie rankų Mhm. delnus, linijas, o pėdos. O kaip dabar irgi, kaip tu sakai, vat pėdos gal praeitis, aš taip tiktai galvoju, rankos ateitis, sakykim, o mūsų kūnas čia ir dabar. Taip sugalvojau, Mhm. nežinau, va taip įdomiai mintis tokia atėjo. O tai gerai, pėdos, jos irgi atskleidžia žmogaus žemėlapį. Taip, pėdose irgi yra portalai ir pėdų linijos irgi daug ką reiškia. Ne vien, kalbant apie refleksologiją ir organus, tarkim, Mhm, bet pačios tos pėdų linijos, netgi pati ta oda kažkaip labai daug ką. o žiūrėk, jeigu sujungtum du žemėlapius, kas gautųsi? Pavyzdžiui, jei linija ant delno jungtųsi su linija ant pėdos, kokią visumą ji sukurtų? Jinai atskleistų kažką daugiau? Man, Kažkokias žinai, kažkaip sujungtų dabar detalės? man Mhm, labai įdomiai rodo, žinai, kai tu sujungi pačias pėdas ir pačius delnus, yra mhm, vienokia poza, tu gauni kitokį kažkokį tai srautą, bet kai tu, delnus sudedi su pėdom, nu, delnus, pavyzdžiui, ant pėdų, mhm. vėlgi kažkokia kitokia energija, bet viskas yra Energijos cirkuliacija kitaip keičiasi, ar ne? Kitaip. keičiasi energijos cirkuliacija ir ir taip yra labai gerai. Čia kažkaip mes koncentruojamės, supranti, su rankų mudros taip ir taip. Aišku, su kojom tų mudrų gal taip nepadarysi, bet, tas vat, susijungimas su delnais ir pėdom, man rodo kažkokie tai labai labai netgi šiurpuliukai eina, nes dabar kaip tik darau tą patį. Mhm, Tai iš karto jaučiu tokias kaip energijos srautai, taip, žinai, mhm. tokia cirkuliacija, tokie kaip Gal šiurpuliukai netgi šitie praeina pro kūną. dažnai Mhm. darant, vat sakai, pėdų sujungimas, delnų sujungimas arba ten pėdos su delnu, tai jeigu darant, pradeda cirkuliuot daugiau energija, ar dažnai darant prasimuša blokai? Aha, man kažkaip dabar tie pratimai, žinai, pilates, jogos, žinai, Mhm, kažkaip labai 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 eina. Nes kažkokie taškai yra paliečiami. Klubai, pavyzdžiui, ane, irgi vėlgi įeina į tą patį. mhm. Tie visi energetiniai centrai tiesiog prasišaudo nuo blokų. O, kaip gerai. Jo, jo, Tai jo. vat visiem patarimas ir aš tada darysiu dažniau. Aš vis pagalvoju, bet buvau čia kažkada pradėjus irgi tas mudras daryt, paskui kažkaip užsimiršo, tai dabar reikės vėl grįžti Mhm. prie to. Labai O dab stipru iš tikrųjų. Aha. mhm. O dabar vat įsivaizduok tokį vaizdinį. Tai kokią energiją tau sukeltų tas vaizdinys, kai būtų išpieštos tavo rankos su hena dažais įvairiais raštais. Kaip vat pavyzdžiui, tie ritualai, kai rytų šalyse išpiešia jaunosioms, kurios išteka rankas. Mhm. Žinok, niekada nesu šiaip piešus, henos ant rankų, am, bet, čia yra kaip saulės raštai, saulės kažkas susiję su saule. Ir tos mandalos iš tikrųjų kaip saulės raštai, kaip apsauga, ne veltui ten tom jaunosiom piešiam, ane? Mhm. Kažkaip atrodo apsauga. Kaip apsauga, ar ne? Čia gaunasi kaip Mhm. simboliniai tokie apsauginiai raštai. Taip, 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 tos spiralės. Man kažkaip netgi ant kojų rodo. Man atrodo, jos piešia ir ant kojų, ane, kažkaip tais. Man atrodo, lyg ir kojas piešia. Rankas tai tikrai, o gal ir koja, žinok, daugiau. Jo, tai iš tikrųjų čia yra labai stipru. Tos spiralės va kažkaip. O dabar eterinėj erdvėj išties savo rankas, delnus į viršų Mhm. ir jei va tavo ranka būtų žemėlapis, kurią vietą tie hena dažai išryškintų pirmiausia tau.
Kas tas Kažkaip atrodo putelis toks ar kaip tos tinklelis eina per tinklelis? visą subtilųjį kūną. Aha, tokia kaip saulė, žinai. Mhm. Tokia kaip apsauga, kaip apsaugos filtras, kuris, žinai, kaip mes turim tos filtravimo sistemą, tai čia kažkaip panašiai, Mhm. kur atmuša tai, kas nereikalinga ir sugeria tai, kas reikalinga. Kaip tas šviesos filtras. Taip, taip, aha, taip ir matau, bet žinok, pereina per visą kūną, per visą subtilųjį kūną toks tinklelis, tokia kaip aktyvacija. Mhm. O vat aš nežinau tiksliai apie tuos dažus henna dažai, bet jų gali būti ir įvairesnių spalvų. Kiek aš mačiau, dažniausiai tai tokia tamsia spalva, Tamsiai ruda, bieži. aha, arba raudona netgi būna, taip, taip. Mhm. O tų spalvos vis tiek turi irgi įtaką. Kažkokiu momentu į raudoną, kitu momentu ruda ar žalia. Aš manau, kad turi. Mhm. Kažkaip ruda, tai tokia kaip daugiau su žeme, ne, kažkaip su žeme, Mhm. saulė, žemė, žinai. Žalia, tai kažkaip vėlgi su ta gyvybingumu, ane. Mhm. Raudona, tai tokia jau grynai norisi tos tokios, a, man kažkaip su primityvumu, žinai, su ta Daugiau pagrindo gal čakra, aistra ta įsižeminimo. tokia. Jo, tokia aistra, žinai, kundalini va, man kažkaip rodo labai toksai aišku, aš nežinau pagal tas tradicijas, ką ten reiškia, reikėtų pasidomėt, bet iš eterinės tai aš Mhm. būtent tai matau. Ir o vat su ta raudona, ar ta kundalini, sakai, energija, ar ją galima stipriau užkelti tą kundalinį, suaktyvinti energiją per Taip, tai taip, kažkaip? suaktyvinti, taip. Aha. Mhm. Mhm. Kaip įdomiai. Mhm. O pavyzdžiui, kaip kiti turi gebėjimą su rankom gydyti ir jeigu jie dar išsipieštų su hena dažais raštus tus visokius, ar tai padidintų gydymo galią, įtaką? Aš manau, kad čia kažkaip nuo kiekvieno žmogaus įsitikinimus galbūt irgi, Mhm. bet ar tie raštai kažkokį duoda efektą, tai man rodo, kad tikrai sustiprina, žinok. Mhm. Bet jeigu žmogus jisai tiki, kad ir be tų raštų gali padėti, tai ir padės, žinai. Bet Taip. jeigu jis galvoja, kad čia kaip papildomas, tai irgi kažkaip, čia viskas su tuo gerai, nes e, arba būtina, tai kaip sakant, nėra būtinybė, bet jeigu žmogus jaučia, kad jam to reikia, tai Mhm. kažkaip ir sustiprina. Taip. Gal dar kažką matai šia tema, ar Man, tai žinok, dabar kaip tos linijos ane rodo ir susiję su mūsų tuo žarnynu irgi, smegenys ir žarnynas. mhm. Bet čia tada gal, nu jo, žarnynas yra kaip ir antrosios smegenys, sako, jį reikia irgi prižiūrėti. O šitos, pavyzdžiui, mudros darant, sakai, labai susiję su smegenim, o vat su žarnynu tada, jeigu Irgi susiję. paėmus, irgi susiję, ar ne? Mhm. Nes O vidu pavyzdžiui, man aš atsimenu, tuoj pasakysiu tokį vat, mhm, buvo skrydis, ane, buvo skrydis, čia prieš daugelį metų, nu, gal prieš kokius 6 metus atgal. Ir man, žinok, taip pūtė pilvą lėktuve būdama, žinai. Nu ir ką daryt, žinai? Vaistų nėra, nieko nėra, nu tarkim, ane. mhm. Okei, turėjau mudros knygą. Grynai turėjau mudros knygą. Na kaip Ir sakau, po aha, ir ranka. sakau, blemba, taigi turiu mudros knygą po ranka, žinai. Bus man laikas išbandyti, žinai. Ir ten buvo tokia mudra, dabar neprisimenu tos kombinacijos, bet grynai virškinimo sistemai, kad viskas nu, pagerėtų. Padariau, žinok, ir praėjo. Geras. Mhm. Ir Tai taip. vaistų nereikia chemijos gerti. Jo, nei vaistų, nieko, žinai. Tik turėk po ranką tą knygą, žinai. Mhm, Ar ten galvos skausmas, ar ką, žinai. Ar nori energijos, ar atminčiai, ar koncentracijai, ar tarkim ten kiti turi skrydžio baimę, žinai. mhm. Vat
Va tas mudros ir padeda iš tikrųjų. Nes čia jų galima, kas neturi knygos, galima internete susirast, bet ir žmonėm tikrai toks pagalbinis dalykas, priemonė Mhm. pasigerint sveikatą. Labai gerai. Tai čia ir gaunasi, nu, kaip ir sveikatingumas tos mudros, kaip ir taškai tie delnuose, paduose. Visiem Taip. ir, vat, kaip sakai, ir nuo galvos skausmo, ir žarnyno, ir organam turbūt, ane, Mhm. vidaus. Taip. Nu, čia vat Kinijoj, Japonijoj, man atrodo, šitos daugiausia naudoja, ar ne, šitos gydymo metodus. Taip. Iš ten atėję. Mhm. Tai jie daug metų tai praktikuoja jau nuo amžių. Mhm. Reiškia, tikrai veiksmingai išbandyta. Gerai, tada uždarom šitą temą. Gerai.